Sveiki, čia Lukas iš Riedis LT ir šiandien aptarsime, kuo skiriasi populiarieji Engine Pro 2.0 ir X20 galingesnieji elektriniai dviračiai. Šių abiejų dviračių kaina yra apie 1500 eurų, tad ir pašnekėkime, kodėl jų kaina atitinka jų kokybę. Abu dviračiai pasižymi naujausiomis technologijomis, naujausiais ENGVE ekranėliais ir kitomis sistemomis. Pavyzdžiui, stabdžiai hidrauliniai yra tiek X20 dviratyje, tiek Engine Pro 2.0 dviratyje. O hidrauliniai stabdžiai jums leis stabdyti ir efektyviau, ir maloniau, ir paprasčiau. Na, abu dviračiai yra pakankamai galingi. 750 W varikliai, tačiau galingos valdiklių srovės. Reiškia, jie yra galingesni už kitus pigesnius 750 W dviračius. Technologijos šiek tiek naujesnės yra Engine Pro 2.0 dviratyje. Vis dėlto tai yra 2.0 versija. Daug metų Engine Pro pirma versija buvo ypač populiarus dviratis, šis yra dar naujesnis ir turi dar įdomesnių technologijų. Na, o svarbiausia, kad šiame dviratėje įmontuotas jau ne PAS, o torque sensorius. Reiškia, kai jūs minate, variklis jaučia, kokia jėga jūs minate ir kiek reikia jums pagalbos padėti, o ne tiesiog duoda visą galimą galią. Taigi taip yra taupoma baterija ir nuvažiuojamas didesnis atstumas. Na, o ir važiavimas yra ženkliai intuityvesnis ir malonesnis. Abu dviračiai turi akceleratorius, kurie valdomi nykščio paspaudimo pagalba. Taigi paspaudžiame akceleratorių ir sukasi ratas. Tai yra ir galimybė važiuoti neminant. Tai yra įmontuota kairėje dviračio pusėje. Kelios dienos ir jūs jau priprasite. Engine Pro 2.0 dviratis pasižymi didesniu voltažu. Taigi baterija yra ne 48 voltų, o 52 voltų. 16 ampervalandžių. Tai yra tikrai didžiulė elektrinio dviračio baterija. Tačiau šnekant apie nuvažiuojamą atstumą, su šiuo dviračiu nuvažiuosite dar didesnį atstumą. Net ir atsižvelgiant į tai, kad čia nėra torque sensoriaus, bet yra kitas dalykas. Šis dviratis turi dvi baterijas. Viena yra įmontuota į dviračio rėmą, beveik tokios pačios talpos kaip Engine Pro baterija, ir dar antra įmontuota į dviračio sėdynę. Taigi, su dviejomis baterijomis jūs turite 22,2 ampervalandžių talpą, kai čia yra 16 ampervalandžių talpa. Jeigu norisi nuvažiuoti dar didesnį atstumą ir patinka šis išskirtinis dizainas, galite atkreipti dėmesį į jo didesnius brolius ENGVE X24 arba ENGVE X26 modelius, kurie turi dar didesnės baterijas. Abu dviračiai turi puikią amortizaciją. Čia yra patikrinta technologija, amortizatorius yra per vidurį, pats važinėju šiuo dviračiu, tikrai esu patenkintas. Na, o X serijos dviračiai turi amortizatorius ir čia, ir prie galinio rato, ir ties priekiniu ratu, kaip ir Engine Pro 2.0 modelis. Amortizatorius galima užblokuoti arba atblokuoti. Abu dviračiai turi reguliuojamas vairalasdes, tad galėsite prisitaikyti vairo poziciją pagal savo ūgį. Taip pat, be abejo, reguliuojamos sėdynės. Engine Pro turi bagažinę štai tokią, o X serijos dviračiai su paminkštinimu. Ant abiejų dviračių tinka ENGVE neperšlampantis, net iki 35 litrų prasiplečiantis puikus krepšys. Jį galite įsigyti www.riedis.lt elektroninėje parduotuvėje. Na, abu dviračiai yra ypač galingi, pasiekia virš 45 km/h greitį, turi Eco, Normal ir Sport režimus, kas leis pasirinkti savo tinkamiausią važiavimo režimą. Na, o išmanus ekranėlis leis įeiti į vidinį meniu ir pasirinkti daugybę funkcijų. Pavyzdžiui, nusistatyti atskirą galią kiekvienam bėgiui ir panašiai. Na, o 8 bėgių Shimano sistema leis jums pasikeisti grandinės padėtį net į 8 skirtingas pozicijas. Na, tai irgi suteikia didžiulės galimybės pasirinkti savo tinkamiausią važiavimo stilių. Na, o jeigu vis dar sunku išsirinkti, atvykite į Riedis LT saloną arba susisiekite su mūsų specialistais labas@riedis.lt arba 0633 77 888 telefonu ir mes jums padėsime. Na, o norinčius išbandyti gyvai, kviečiame užsukti į mūsų saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.